Ir labas dar kartą, mes tęsime uždavinius ir einam prie 33 uždavinio. Turime kvadratą, kurį sukarpiam į trikampius. Gerai? Ir ką reikia žinoti? Mums iš esmės, jeigu figūros formą pakeičiame iš jos detalių, vis tiek plotas bus tas pats. Neužims lygiai tokį patį plotą. Jeigu mes padarysime iš tos figūros trikampį ar kažką kito, vis tiek pačios detalės bus tokio pačio ploto, nes jos nepersidengia ir niekur nedingsta. Tai mums reikia apskaičiuoti pačio kvadrato plotą. Mums nereikia skaičiuoti atskirai lygiagretainio ploto, tiesiog kvadrato. Tai jeigu jo perimetras lygu 36, tai mes, kadangi atsimenam ploto formulę kvadrato, 4 vienodos kraštinės ir perimetro formulę, tai mes 36 padaliname iš 4 ir gausim, kad viena kraštinė yra tiesiog 9. Ir tada kvadrato plotas yra 9 kart 9 yra 81. Pavyzdžiui, 91. Fantastika. Na va, labai paprastas uždavinys. Judam toliau. Taip, irgi šitą pabandysim spręsti čionais, nekeldami kažkur į mūsų lentą. Taigi, mes turime paprasčiausią rombą. Labas rombė. Ir apie rombą daug žinome. Žinome, kad jo visos kraštinės yra lygios. Taip, tai yra figūra, kurio visos kraštinės yra lygios. Ir natūralu, galbūt nėra taip natūralu iš pirmo žvilgsnio, bet ilgainiui, kad priešiniai kampai yra vienodo dydžio. Mes tą esame apskaičiavę anksčiau. Priešiniai kampai yra vienodo dydžio, kraštinės yra vienodo ilgio, įstrižainės kertasi statmenai ir rombas taip pat yra ir lygiagretainis, nes priešingos kraštinės yra vienodo ilgio. Tai reiškia, kad ir rombo šalia esančių kampų suma turėtų būti 180 laipsnių, tai yra lygiagretainis. Gerai, galim patikrinti visus šitos teiginius ir pažiūrėsim, kurie iš jų yra teisingi, kurie ne. Tai pirmas, kampas ADC ir DCB sumoje yra 180 laipsnių. Tai ADC, tas didelis kampas, ir DCB, šitas smailus kampas, na taip, kadangi rombas yra ir lygiagretainis, tai tikrai bus 180 laipsnių. Gerai, toliau. AB lygu BC. Ir AB ir BC yra kraštinės, tai tikrai yra lygus, nes tai yra pagrindinė rombo savybė iš tikro. Tai yra keturkampis, kurio visos kraštinės yra lygios. Puiku. Trečia taisyklė, teiginys, kad perimetras lygu perimetras, šito rombo yra 4 kartus AO. Ir AO tai yra statmuo šito rombo statinės, įstrižainės. Jeigu trikampio ABD tai statinės, arba pusė įstrižainės, kurie eina iki vidurio, ir mes gausim AO kart 4, tikrai negausim perimetro, nes perimetras yra išorinės sienos. Tai būtų AB kart 4, arba AD kart 4, arba DC, arba BC kart 4. Tai trečias teiginys tikrai netinka. Ir galim patikrinti, ar ketvirtas tinka, tai AOB ir BOC sutampa, tai AOB ir BOC, na taip, kadangi tai abu kampai yra viduryje, jie susikerta ir tai yra strižainės jos padaro statų kampą, tai kampai bus status ir vienodi. Tai va, tai taip, tikrai galim patikrinti, kad tik tai trečias teiginys yra neteisingas. Važiuojam toliau. Ir šitas yra smagus uždavinys. Dviejų kraštinių ilgiai yra 12 ir 18, taip ir parašyta. Ir ką mes galim žinoti apie trikampį? Kad trikampio ilgiausia siena negali būti tokio pačio ilgio kaip dvi trumpesnės sienos. Nes jeigu dvi trumpesnės sienos bus tokio pačio ilgio kaip ilgiausia, tai mes jau turėsim dvi linijas lygias, tai bus linijos su 0 laipsnių kampais ir tai net nebus trikampis, tiesiog bus linijos, nes vienodo ilgio prisiplos prie grindų. Tai negali būti ilgiausia kraštinė tokia pati kaip dvi trumpesnės. Tai mes būtent šitą taisyklę šiandien naudosime. Reiškia, jeigu ilgiausia kraštinė būtų 18 cm, tai trumpesnė kraštinė, va šita trumpiausia, jinai negali būti trumpesnė arba lygi, negali jinai būti ir lygi 6 cm. Tai reiškia, jeigu bus 6 cm, tai jau nebeturėsim trikampio. Tai galim pažiūrėti, koks būtų perimetras, jeigu būtų 6 cm, kur jau nebegalėtų būti, tai negali būti 6 arba mažiau. Tai 18
taip, 18 kart 2, nes tas pats bus perimetras trumpesnė ir šita, jos būtų vienodo lygio, tai 6 plus 12 plus 18 būtų 36. Ir 36 jau nebebūtų trikampis, nes nebesudarytų trikampio, nebūtų 3 kampų, nebūtų 3 kraštinių, kurios yra sustinkančios. Todėl to negali būti 36 ir negali būti 34. Tai mes negalim turėti šitų dviejų, tai tikrai nebus trikampio kraštinės. O kitas pavyzdys, jeigu ilgiausia kraštinė būtų šita nematoma, kuri neparašyta, jeigu jinai būtų ilgiausia kraštinė, tai jinai vėlgi negalėtų būti tokio pačio ilgio kaip dvi trumpesnės. Tai jeigu dvi trumpesnės būtų 18 ir 12, tai negalėtų būti ilgiausia kaip jų dviejų suma. Tai jinai negalėtų būti 30, nes nebebūtų trikampio. Tai vėlgi 60 netinka, nes jeigu būtų 18 ir 12 ir 30, tai tikrai nebūtų trikampio. Reiškia, vienintelis tinkamas ilgis yra 40 cm iš viso visas perimetras. Tai va. Puiku, judam toliau. Ir šitas yra smagus, aš noriu netgi jį pavaizduoti savo šitam lentoje ir išsispręsti. Taigi mes turime išsiaiškinti, ką čia turime. Mes turime lygiašonį trikampį, ar ne? Mes turime lygiašonį trikampį, tai dar nieko nesako, mes nežinome, ar jis turi kitų savybių. Tai žinome, kad jo kraštinės AB ir BC yra lygios. Nuostabu. Čia yra lygios kraštinės, abi yra po 12 cm. Nuostabu. Ir mes žinome, kad lygiašonio trikampio aukštinė yra taip pat jo ir pusiaukampinė, taip, ir yra pusiau kraštinė. Reiškia, apačioj tos dvi linijos AD ir DC sutaps. Reiškia, čia irgi bus 6 cm. Ir jeigu apačioje bus 6 ir 6, tai bus 12 cm, mes turėsime lygiakraštį trikampį, kurio visos kraštinės yra lygios. Jeigu visos kraštinės yra lygios, reiškia visi kampai yra lygus, reiškia visi kampai yra po tiesiog 60 laipsnių. Puiku. Judam toliau, mums puikiai sekasi ir turime ritinio išklotinę. Ritinys arba cilindras, tai yra tokia geometrinė trimatė figūra, kurios pagrindas yra skritulys ir iš esmės tai yra kaip stačioji prizmė, tik tai ne prizmė, o cilindras, nes nedaugiakampis, o apskritimas skritulys yra jo pagrindas. Ir kas yra aukštinė? Tai mes tiesiog galim pažiūrėti vėlgi į mūsų turimus, tuoj parodysiu cilindrą, mes turim šiandien cilindrą. Šitą puikų cilindrą, tai matome, kad aukštinė yra lygi sienos ilgiui. Aukštinė yra lygi sienos ilgiui. Tai mūsų siena būtų būtent šita dalis, taip? Tai būtų šitas ilgis. Tai būtų aukštinės ilgis. Ir matom, kad šiuo atveju tai yra nuo F iki G. Nuo F iki G. Ir tai yra mūsų aukštinė FG. Taip? Ir jau atkarpos pačio tas spinduliai ir skersmenys pačių skritulių mums yra nebeaktualūs. Puiku. Na ir dar vieną išspręskime. Šitas yra labai smagus. Smagus kaip ir visi kiti. Smagus, kol suprantame. Taigi, aš kartą perėsiu prie savo lentos ir matome pavaizduoti žaidimo ratas. 3 lygūs sektoriai. Ką paskaityti užduotę? Stop ir galim tęsti, jeigu jau perskaityt. Taigi, mes 2 kartus sukame šitą ratą ir pirmu kartu išridename dviženklio skaičiaus 10 reikšmę. Tai gali būti arba prasidėti arba vienetu, tai tarkime gali būti vienetas, dvejetas, trejetas, gali būti pirmas skaitmuo. O antras skaitmuo, aš aukščiau parašysiu, pirmas skaitmuo gali būti vienetas, dvejetas arba trejetas. O antras skaitmuo vėl gali būti vienetas, dvejetas arba trejetas. Tai mes turėsim, jeigu pirmas skaitmuo yra vienetas, tai antras gali būti arba vienetas, ir bus 11, arba 12, arba 13 galim gauti. Ir taip pat čia galim gauti 21, 22, arba 23, ir 31, 32 ir 33. Tai reiškia, kad mes jeigu sukame ratą 2 kartus, tą rodiklę, tai tas pats skaičius gali atsisukti 2 kartus. Tai mes galime turėti ir 11, ir 12, ir 13, ir 21, 22, 23 ir taip toliau. Tiesiog mes gaunam iš pradžių vienaženklės vietas, o po to dešimčių, o po to vienetų vietas. Tai va, tai atsakymas bus tiesiog 9.
Na, pažiūrėkime, ar dar vienam klausimui spėsime, ar turėsime laiko. Taip, šitą padarykime, nes šitas yra susijęs, o ne pasidalino vaizdu. Taigi, Jonas meta 2 kartus kamuolį į krepšį, vadinamas pataikyti. Kiek iš viso yra galimų šio bandymo baigčių? Tai šitas yra gal kiek smagus, aš pats neslėpsiu, padariau iš pradžio, ne taip pagalvojau, galbūt norėjau skaičiuoti, kiek yra galimų įmanomų variantų. Tai iš esmės jis gali pataikyti arba nepataikyti, ar ne? Jis gali mesti, jis meta 2 kartus. Jis pirmą kartą gali, aš nupiešiu, tą galimybių medį, tikimybių galimybių. Tai jisai gali pataikyti arba nepataikyti. Nuostabu. Pirmą kartą. Ir tada meta antrą kartą. Antrą kartą jis gali pataikyti arba nepataikyti. Ir taip, antrą kartą pataikyti arba nepataikyti. Jeigu einam šituo keliu, jis abu kartus pataiko, tai bus pataiko ir pataiko. Čia jisai pataiko ir nepataiko. Puiku. Čia jisai nepataiko ir pataiko. Nepataiko ir pataiko. Ir paskutinis yra nepataiko ir nepataiko. Tai baigtis yra 4. Kad 2 iš esmės yra vienodos savo rezultatu. Vieną kartą pataikė, vieną kartą nepataikė, bet pačios baigtys yra 4. Tai va, dėl to mūsų atsakymas bus apie baigtis kalbant 4. Net jeigu kelios baigtis sutampa. Gerai, liko mums tik tai 6 uždaviniai, kuriuos įspręsime kitam video. Tai ačiū visiems ir labą naktį.